Sveiki, mėly žiūrovai. Šiaulių televizija tęsia politinių apžvalginių laidų ciklą Tautos mandatas. Aš esu Neringa Trinkaitė, o mano pašnekovas Seimo narys, socialdemokratas Andrius Šedžius. Sveiki. Labas vakaras. Iškart po naujųjų diskutuojama apie naujas reformas, taupimą, diržų susiveržimą. Tai kaip po naujųjų vertinate jų šiandieninę ne tik politinę, bet ir Lietuvoje situaciją apskritai? Na, apskritai situaciją vertinu iš tiesų blogai, todėl kad diržų susiveržimas taikomas yra, na, sakykime taip, sunkiausiai gyvenantiem Lietuvos žmonėm. Valdžia jokių diržų nesusiveržė, nepaisant tuos politinius šou, kuriuos darė, neva ten atlyginimo atsisakys kai kas, ar ten 15% prašo sumažinti atlyginimą, žinodami, kad vis tiek to negalima padaryti, nes tai yra prieštarauja konstitucijai, pagrindiniam Lietuvos įstatymui. Na, tačiau tai buvo tokie tarsi gražus pasisakymai, tautai nuraminti. Na, o pasižiūrėkim, kas gaus to pasekoje. Tai praktiškai visos savivaldybės išsimokėjo savo tuos vadinamus 13 atlyginimus, premijas, krašto apsauga įsimokėjo ir visos kitos valstybinės įstaigos ir organizacijos. Ta pati Seimo kanceliarija įsimokėjo savo priedus. Na, iš tiesų, tai apie kokį taupimą tada kas gali kalbėti. Ir tada suprantama, kad diržus reikia veržti pensininkam, socialiai remtiniem asmenim, na, visiems tiem, kuriem iš tikrųjų yra sunkiausia. Ir ta mokesčių naštos ir pabrangusių prekių naštos kilpa iš tikrųjų jiems veržiama jau nebe ant pilvo, bet ant kaklo. Todėl, kad tie, kurie gaudo mažiausias pajamas, jie iš tikrųjų tą pajunta savo kailiu tiesiogiai. Ir man tiesiog nuostaba kelia tas toks faktas, turbūt dabartinė naujoji vyriausybė gal gyvena kitoj planetoj, gal jie nenusileidžia iki to paprasto Lietuvos gyventojo lygio ir nežino, kad yra žmonių, kurie gauna 400 litų pensiją ir yra dar mažesnė. Ir kada už 2 kambarių butą reikia atiduoti mokesčiam 400 litų, tai tada klausimas, iš ko žmonėm gyventi. Tai va ir kyla susipriešinimas, jau dabar jaučiamas susipriešinimas visuomenėje. Mokytojams 10% keliami atlyginimai, kultūros darbuotojams. Tuo tarpu verslininkams, smulkiojo verslo atstovams yra veržiami diržai iš tikrųjų verslo liudijimų sistema. Na, iš tiesų, aš negalėčiau taip drąsiai teikti, kad mokytojams yra keliami atlyginimai. Iš tiesų, man teko kalbėti ir su aukštųjų mokyklų vadovais, ir su mokyklų, ir apie tą visą atlyginimų kėlimą, tai jisai yra toks, sakykime, virtualus. Nes realiai, po naujų metų gavo raštus iš ministerijų, švietimo ministerijų, kad atlyginimai yra mažinami 12%, tačiau vyriausybė laikosi susitarimo ir kelia atlyginimą ne 10, bet 7%. Tai realiai atlyginimas mažėja 5%. Tai reikėtų taip ir sakyti, kad švietimo sektoriaus darbuotojams atlyginimai mažėja 5%. Lygiai taip pat, reiškia, 10% yra mažinamas atlyginimas medikams. Ir iš tiesų kalbėjau su Šiaulių apskrities ligoninės direktoriumi ir jis tiesiog su nerimu širdį pasakojo, kad jam iš tiesų labai sunku šitoj situacijoje, kai reikės 2,5 tūkstančio Šiaulių medikų pasakyti, kad jų atlyginimas turi būti sumažintas 10%. Aš pats jau su nerimu išeinu į miestą ir žmonės mane pamato ir sako, atpažįsta ir sako, Seimo nariai, tai jūs sakykit, mes jūs rinkom, jūs atsakykit. Tai iš tiesų stengia žmonėm paaiškinti, bet tarsi be kalties esi kaltas, nes aš bandau išaiškinti žmonėm, pasakyti, kad mes iš tikrųjų priešinomės, kad mes nepritarėm, socialdemokratai nepritarė mokesčių didinimui ir reikia ieškoti kitų galimybių. Na, iš tiesų,
aš jau ir minėjau ir prieš tai kalbėdamas, kad tam, kad subalansuoti biudžetą ir surinkti tos 300 milijonų, kurie buvo trūkumas biudžete, tai galima būtų užtekę 1% padidinti PVM. Ir viskas tom būtų įsisprendė. Dabar buvo priimta 200 mokestinių įstatymų, kurie sujaukė visą įstatyminę bazę dėl 300 milijonų litų. Tai vat aš šitų dalykų niekaip nesuprantu. Vienas lengvatos buvo naikinamos, kitos lengvatos atsirado. Na ir tų kitų lengvatų atsiradimas, tokių kaip gyventojų pajamų mokesčio sumažinimas 3%, aš nežinau, kada realiai mes tą pajusime ir aplamai ar pajusime. Todėl, kad, na, kaip ir minėjau ankstesnėse savo kalbose, kad lyg tai džiūgaujama, kad savivaldybių biudžetai didės vidutiniškai 9% Lietuvoje, todėl, kad gyventojų pajamų mokestis nebe 68 kažkiek procento, bet reiškia 74 su trupučiu procento, tai yra 6%. Nuo gyventojų pajamų mokesčio šitoks procentas tik savivaldybėm. Tačiau pats gyventojų pajamų mokestis tai mažėja 3%. Reiškia, tas katilas, iš kurio reikia paimti, tai jis realiai jau bus mažesnis. Tai iš kur tas augimas? Ir iš tiesų man negalėjo atsakyti nei dabartinis finansų ministras, nei kai kurie ministerijos darbuotojai, kur jie mato tą augimą, kaip jie jį paskaičiuoja. Ir vėlgi mes turėsim, tiesiog tokį biudžetą iš fantastikos srities, kuris netitiks realybės. Aš iš tiesų neįsivaizduoju, kokios galėtų būti prognozės, kai žmonės gaus sąskaitas vasario antroji pusėje, kovo pradžioj. Tai už sausio mėnesį, reiškia, ar netgi jau už vasario mėnesį gavę sąskaitas, kada šiluma iš tikrųjų 10%, vien tik tai PVM sąskaita bus didesnė, automatiškai ir elektra pabrangus ir visa kita. Ir kaip žmonės mokės, kaip tada reaguos, tikrai man labai sunku pasakyti.